Šiandien žiniose daugėja sergančiųjų gripu, nekilnojamo turto kainos ir toliau išlieka stabilios. Atnaujinama valstybinės mokesčių inspekcijos elektroninio deklaravimo sistema. Kraštotyros muziejuje tautodailininkės Gitanos Kaupaitės piešinių tušu paroda. Panevėžio visuomenės sveikatos centro duomenimis sergamumas gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis ir toliau auga. Remiantis praėjusios savaitės duomenimis, didžiausias sergamumas sezoniniu gripu užregistruotas Panevėžio mieste, mažiausias Kupiškio rajone. Didžiausias sergamumas praėjusią savaitę užregistruotas Panevėžio mieste, kur tenka 83,5 atvejo 10 000 gyventojų, mažiausias buvo užregistruotas Kupiškio rajone, kur 24,1 atvejo 10 000 gyventojų. Antrąją šių metų savaitę bendras sergamumas gripu ir ūminėmis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis Panevėžio apskrityje siekė 53,2 atvejo 10 000 gyventojų. Iš viso buvo užregistruota 143 gripo atvejų, iš kurių 35% sudarė vaikai iki 17 metų amžiaus. Pagrindinis gripo plitimo kelias – kontaktas su sergančiaisiais, todėl rekomenduojama vengti masinių susibūrimo vietų, nevengti dėvėti kaukių, o susirgus gydytis. Šiuo metu yra gan palankios sąlygos gripo virusams veistis, todėl visus gyventojus raginame dažnai plauti rankas, pasinaudojus tualetu, taip pat prieš maisto gamybą, važiavus autobusu, laikytis asmens higienos, o susirgus nedelsti, kreiptis į gydytoją, gerti daug skysčių ir likti namuose. Centro specialistai primena, kad pasiskiepyti nuo sezoninio gripo dar taip pat nevėlu. Pasiskiepijus imunitetas įgyjimas kažkur po 2 savaičių, tad nors ir prasidėjus gripo epidemijai, galima išvengti gripo ir sunkių komplikacijų. Gripo epidemija jau paskelbta Kauno mieste. Sergamumas gripu ir peršalimo ligomis epideminį lygį taip pat viršijo Vilniaus, Šiaulių, Visagino miestuose, Varėnos, Prienų, Trakų rajonuose, Neringos, Marijampolės, Elektrėnų savivaldybėse. Ekspertai teigia, kad praėjusieji metai rinkoje pasižymėjo rekordiškai žemomis tiek pardavimo, tiek nuomos kainomis, itin mažu bendru rinkos aktyvumu bei menkiausia naujų projektų pasiūla per pastaruosius 10 metų. Tačiau nekilnojamojo turto paslaugų bendrovės Oberhaus ekspertai teigiamų tendencijų pastebi jau nuo pirmųjų šių metų dienų. Galbūt įdomiausia palyginti, sakykime, praeitų metų 1 mėnesį sausį ir šitų metų sausio mėnesį pradžią. Tai, sakykime, šiais metais yra daugiau judesio nei buvo prieš metus sausio mėnesį. Žmonės netgi sausio 3 dieną pas mus jau kreipiasi dėl nekilnojamo turto pardavimų, taip pat ir pirkimo, ir komerciniai nuomos, taip kad skirtumas yra. Jeigu palyginti sausį su gruodžiu, sakykime, tai tendencingas augimas, sakykime, tų užklausimų visų ir žmonių besidominčių pirkimų ir pardavimų nekilnojamo turto. Nekilnojamojo turto eksperto teigimu, prasidėję nauji metai neturėtų pasižymėti būsto kainų kilimu, tačiau taip pat nežadamas ir kainų kritimas. Kainos išliko stabilios, sakykime, per praeitus visus metus jos menkai kito, jeigu ten sviravo 5–10%, tai nuo 100 000, sakykime, jeigu sąlyginai 10%, tai yra 10 000 sviravimas, tai yra nedidelis. Ir manau, kad tos kainos turėtų išlikti šiais metais. Tarp nekilnojamojo turto pirkėjų paklausiausiai išlieka 2 kambarių butai, o štai komercinių patalpų, esančių centrinėse miesto gatvėse ir dar pirmuose aukštuose, paklausa viršija pasiūlą. Paklausa galbūt vis tiek išlieka 2 kambarių butams, jeigu imti gyvenamąjį sektorių. Aišku, gal populiaresnis išlieka vis tiek centras ir Klaipėdos mikrorajonas. Nes vien dėl to, kad ten yra ir prekybos centrų didesnis susitelkimas, ir infrastruktūra išvystyta, darželiai, mokyklos, galbūt tas rajonas labiau populiaresnis yra. Be abejo, tai yra pakankamai didelis rajonas ir pasiūla tame rajone yra didesnė. Jeigu imti prekybinius plotus nuomai, tai paklausa išlieka populiariams gatvėms, pirmiems aukštams, kaip ir visada, ko šiai dienai, sakykime, trūkumas yra mieste. Nes norint susirasti komercinės patalpas pirmame aukšte,
ypač mažesnių plotų, praktiškai yra neįmanoma mieste mūsų. Šiuo metu itin paklausus būstai esantis renovuotose daugiabučiuose, tačiau tokių butų kaina yra didesnė 7–15 tūkstančių litų nei nerenovuotų. Valstybinė mokesčių inspekcija informuoja, kad šių metų sausio 19–20 dienomis dėl planuojamų vykdyti atnaujinimo darbų laikinai neveiks elektroninė deklaravimo sistema. Patobulinus šią sistemą, gyventojams bus dar paprasčiau pateikti deklaracijas elektroniniu būdu, o tai ypač aktualu artėjant metiniam pajamų deklaracijų teikimo bumui. Gyventojai, kurie patys savo metinės pajamų mokesčio deklaracijas teikia valstybiniai mokesčių inspekcijai, naudodamisi elektroninę deklaravimo sistemą, jau įvertino jos privalumus. Tačiau galime pasidžiaugti, kad po atliktų atnaujinimo darbų elektroninė deklaravimo sistema bus dar tobulesnė ir jie jau turėtų naudotis daugiau gyventojų. Kuogi tobulesnė tapo elektroninė deklaravimo sistema. Visų pirma, tai naujas dizainas ir išdėstymas, kas leidžia patogiai pasiekti reikiamą informaciją. Taip pat suteikta galimybė reikiamą dokumentą užpildyti tiesiogiai portale online. Vadinasi, nebereikia naudoti specialios dokumentų pildymo programos, nebereikia atsisiųsti dokumento pildymo šablono. Taip pat pildant dokumentą yra nustatomos klaidos. Yra galimybė išsaugoti tarpinius pildymo rezultatus bei pratęsti dokumento pildymą ir vėliau. Atlikus sistemos atnaujinimo darbus, teikdami deklaracijas, elektroninio deklaravimo sistemos vartotojai prie įprastinių dokumentų formų nuo šiol galės pridėti ir papildomus dokumentų priedus, o jų popierinio formato variantų papildomai pristatyti į valstybinę mokesčių inspekciją nebereikės. Tai būtų patogu mūsų nuolatiniams Lietuvos gyventojams, kurie yra laikinai išvykę į užsienį padirbėti. Vadinasi, teikdami deklaraciją už 2010 metus, jie kartu galės pridėti ir pažymą patvirtinančią užsienyje jų draustumą. Ir šita pažyma bus kaip patvirtinantis dokumentas, kuris atleis nuo privalomos sveikatos draudimo įmokų Lietuvoje. Pirmieji patobulintos elektroninio deklaravimo sistemos privalumais pasinaudos asmenys, kuriems iki vasario 1 dienos įstatymo nustatyta tvarka yra privaloma pateikti nekilnojamo turto mokesčio deklaracijas. Panevėžio kraštotyros muziejuje savo piešinių tušu parodą atidarė tautodailininkė Gitana Kaupaitė. Pristatau šiandien savo piešinių tušu atspaudų parodėlę pavadinimu Minčių šnabždesiai. Labai ilgai galvojau, kaip čia apjungti visus darbus vienu pavadinimu. Bet iš tikrųjų aš tuos darbus pirmiausia, jie negimsta spontaniškai. Sugalvoju, tada mintise rutuliuojasi ir paskui jau, kada yra jau viskas sudėliota, tiesiog imu plunksnelę, tušą, popieriaus lapą, centimetras po centimetro, diena po dienos ir gimsta kūrinys. Kaip teigia pati menininkė, jos darbuose vaizduojama taškų, formų, linijų istorija, tačiau norint ją sukurti, reikalingas ypatingas kruopštumas. Tai yra labai kruopštus darbas. Iš tikrųjų, tas darbas pasidaro per savaitę. Tai jeigu jūs pasižiūrėsit, kiek ten taškelių, brūkšnelių, na tai ir suprasit ir autoriaus, ir charakterį tikriausiai. O pasakyti, ką nori. Žinau, kiekvienas darbas kažką pasako. Tiesiog vidinis pasaulis. Gitanos Kaupaitės piešinių tušu paroda Minčių šnabždesiai kraštotyros muziejuje veiks iki kovo 10 dienos.